Taigi sveiki, mes šiandieną žaidžiame tekstą. Tikriausiai šiandien prisistatysiu, aš esu Dominis Altų ir mes tikriausiai kitą video žaidžiame tekstą, plėšį. Tikriausiai jums bus įdomu žiūrėti, aš pirmą kartą tekstą nežaidžiu, bet aš pirmą kartą kelsiu video į YouTube. Tai va, kągi pasakysiu. Šitai mano buvo pristatymas, tai galime biškį ir šiandien dar pažaisti. Ok. Tikriausiai jums patiks, tai laikinkit, subscribinkit. Jeigu bus įdomu. Nesu čia toks pro masteris ant žaidimų. Kol kas. Gal aš po kiek laiko ir įkelsiu dar video apie atsiprašau, tų nustatymai. Gerai, biškį atsiprašau, čia tokia biškį galimybė. Grafika greitai, tų gražių pusę. Taupant energiją. Atsiprašau, kad čia per filmavimą taip. Nu jo, dar geriau lagina. Aš tikrai. Na štai grįžau. Tuoj grįžome. Štai, tikriausiai čia mes biškai nelabai kaip ir apsigyvensim. Atsiprašau už tokį didelį lagą, bet tikriausiai kitą video susitvarkysiu. Jau kaip matote, viena kiaulė bėga nuo manęs. Tu čia tipo prie manęs darau, nes čia, kur tu bėgi? Tai čia tokias greitus makakas, čia, kur tu bėgi? Oi, atsiprašau. Nu, kas čia yra? Aš nesuprantu. Na štaigi grįžau. Tuoj žaisime. Atsiprašau už tokį lagą, bet čia man nieko nepataisai. Štaigi, aš grįžau. Jau nebe taip man lagina. Karočią, mes tikriausiai va čia apsigyvensim. Reikia pasidaryti kirvę. O, kaip greitai laikas eina, net nesuprantu. Net nespėjam žaisti. Vat. Reikia biškį pasikirsti medžio, kad galėtumėm pasakyti namus. Nes mes per šį epizodą tikriausiai biškį mažai ką nuveiksim. Bet tikriausiai per kitą epizodą jums patiks viskas, tai vat, okei. Biškį čia apsišvalinkim, čia mes pasidarysim, bet čia tokie valda mūsų bus. Čia pradinė. Bet tikriausiai žinau, ką mes per kokiu ten po kokių 10 serijų, žinau, ką mes tikriausiai veiksime. Mes tikriausiai statysime didelį bokštą, kur bus mūsų tikras namas. Mes čia apsigyvensim pradžioj tokiam mažam namelį, kaip sakiau, biškį apsitvarkau vietą. O tai paskui tai ten jau po mūsų laikų, atsiprašau, čia biškį iš tokius įtempimus, nes kai su Bendikan filmuoju nelabai kas ir išeina, nes kai patempiu su tą pelytę į viršų biškį, kaip matau, ekranas nelabai matosi pilnai. Va, tikriausiai dabar viskas okei. Kurgi nebus okei. O biškį apsitvarkom, va šitas paskutinis medis.
čia daug visko mums seplingai išmetė. Gerai, kaip matau, geriau iš to medžio darysimės viską. Taip. Čia kaip tik matau, čia bus mūsų toks pradinis namukas. Ir čia va tokį nedidelį statysimės. Per kitą epizodą tikriausiai eisim ieškoti vilnos arba kažko panašaus, kaip karvių. Reikės parsivesti nors vieną čia. Endermenas! Tokiu laiku. Tikrai dabar reikia jau įsimušti, turėsime ender perlą. Ateina čia endermeną. Karočią jis tam medžio. Mes jau dabar tai nebepaimsime, bet... Tai va. Pasidarykime duris. Arba geriau išnaudokime, nes čia su greitus akmenimis. Dabar reikia pasimti medį. Tikriausiai labai dėsiu iš beržų, čia bus toks spalvotas namelis. Tikriausiai jau mes čia su 3 drugeliais, gal ir per kitą po šito Minecraft paprasto vienu aš vienas taip pat žaidžiu, kai šitą serijas baigsiu, tikriausiai žaisiu su draugais, tai žaisim ir Hunger Games ir visokiausius kitus žaidimus, tai prašyčiau jūs man tuos žinoti, nes populiar kaip koks šiaušlys arba Licarnas arba Afteriai. Ir jų man šių video taip prasiprantu. Tiek tūkstančio čia mano tai vos gal tik kokie bus, pažiūrėti 15. Bet tikriausiai subscribinsit, nes man yra sunku taip žaisti iški. Einam ieškoti ir įsikaskime. Tikriausiai dabar to ir baigsiu savo, lysime į atsikirtimus, bet tikriausiai, iškart anglies, geležies, neanglies, kaip tik man. Tai va, tikriausiai jums patiko mano video, tai dar nebaigiau, bet tai greitai baigsiu. Tikriausiai jums patiks mano video. Biški čia užkimęs esu, dabar sergu, mokyklą neinu, tai biški prafilmuoju, kai nėra ką veikti. Na taip, viso gero. Bye bye.